Labas. Aš esu niekas. Aš esu tau niekas, o savo esu viskas. Tiesiog dalinsiuosi dalykais ir jeigu tik tau reikės, tu galėsi juos pasimti. Na ir atėjo diena, jinai buvo daug žadanti, atvykau į savo svajonių pasakų namelį, kuris yra dar nebaigtas. Sakau, peist, sukursiu greit čia, padarau jogą, sukuriu video ir dalinuosi žmonėm. Ir, nebuvo taip lengva. Štai, kilimėlis, pati lengviausia dalis, o gal ir sunkiausia, jį pasitiesti. Tai atsiųsiu nuorodą, jeigu reikės. Čia yra mūsų prūdas išsvajotas, kuris tvarkytas ir dar nebaigtas. Ir reikia būtinai lempos be lempos video negali gautis niekaip. Ir štai video apšvietimas, tragiškas. Labai keista man čia taip kalbėti, aš nežinau, atrodo nesąmonė, nieks nežiūrės, kam to reikia. Veikia protas, kiek zuja minčių, ir apšvietimo nėra, reikėtų, kad šviestų labiau. Bet, imu ir darau. O kas gausis, tik laikas parodys, kas iš to mano noro dalintis gausis. Tai gerai, keliaujam. Sveiki visi. Kvailai. Kvailai skamba. Sveiki visi. Labas. Tai norime pradžiai turim sustiprinti. Tai pradžia yra tokia, aš uždedu kūno svorį. Dar kitaip galiu pakelti dubenį ir padedu kojas ant savo kūnių. Tai vadinasi varniukas. Čia yra pavojinga, nes galim kristi ir varniukas nagelį gali susižaloti. Jeigu turim, galim kažkokią pagalbę pasidėti. Jeigu riešai tvirti. Jeigu riešai netvirti, mes tiesiog uždedam kūno svorį ir būnam. Dar momentas, kai uždedu kūno svorį, ne tik uždedu, bet galiu ir klubus liesti, daugiau veiksmo mūsų kūnui. Tai va, čia yra mūsų varniukas. Nuo pirštų galvų, iškeliam kojas ir kvėpuojam. Dar yra vienas momentas, aš galiu padėti galvą ir tada iškeliu kojas. Čia toks palengvinimas. Gerai, išsitiesiam, pamindžikuojam. Ir ką, tipo, padariau jogą, apšilau ir pirmą kartą įsmaudžiau savo nuostabiausiam prūde. Žodžiu, gavos taip, kad nufilmavau video, kaip filmuosiu video. Gera pradžia, pusė darbo. Geros dienos.